Štai pravažiavom Baptus, grįžtame iš savo demo turo pavasario pabaigos. Tai ką matom, kad mūsų technika jau grįžta iš demonstracijų. Matom, kad darbinėme stovyje, visa purvina. Ką dabar penktadienis? Jaučiuosi, kad tai bus mano pirmas penktadienis, kurį aš tai galėsiu vadinti. Rock and roll. Gerai? Ar negerai? O, ateina direktorius, duos velnių už demonstraciją. Sveikas, Skirmantai. Labas, Mindaugai. Kaip sekės demo? Normaliai, pati sėjamoji dirbo gerai, turėjom aišku susipažinti su pačios reguliavimo. Kaip sekėsi, kiek hektarų pasėjot? Iš viso pasėjom apie 100 hektarų. Kiek Lietuvos regionų aplankėte? Iš viso aplankėm 9 ūkius Lietuvoje, skirtingose vietose, nuo Šalčininkų iki Kupiškio, iki Kuršėnų. Ir noriu pasakyti, nieko nesulaužėt? Nu, buvo šiek tiek įvykių įvairių, tai buvom ir paskandinę sėjamąją, tokioje šlapioje dirvoje. Bet kadangi turėjome galingą traktorių, pavyko puikiai viską ištempti ir išvažiuoti su juo. Supratau. Kaip manai, koks laukia derlius po mūsų atliktų sėjos darbų? Na, po pirmųjų demonstracijų praėjo nemažas laikas, todėl jau turim tam tikrus rezultatus, kuriuos galime pasižiūrėti. Okay. Kad praėjo 2 mėnesiai? Jėzau, Panna Marija. Tai praėjo 2 mėnesiai, esame Eišiškėse, Robert Matulevič ūkyje, lauke, kuriame pirmąjį kartą demonstravome bednar sėjamąją ir atvažiavome dabar pasižiūrėti, kokie rezultatai. Pirmas įspūdis, kai buvo sėjamoji labai geras, nes tokia sėjamoji tai pirmą kartą aš mačiau pas save ūkyje. Sveiki, Kęstuti. Sveiki, sveiki. Tai ką, praėjo beveik mėnesis laiko po mūsų bandymo, tai norėtumėm apžiūrėti jūsų laukus, kaip viskas mums pasisekė. Paprasčiausiai buvau girdėjęs, kad šitas sėjamojus, kad neina sėti pupų, tai aš specialiai ir pasikviečiau, kad pažiūrėti ir, žinot, kaip ūkininkai, mes esam kartais ir gana kandus. Tai sakau, galėsiu pakritikuoti, nes bet tuo klausimu viskas tyliu kaltas, viskas gerai. Kaip ir kartu ir trašą įdėjom. Dabar jau matom, kad poveikis, kur pabarstyta, kur padėta po sėklą. Tai skirtumas yra ir šaknyse, ir vystymuose tikrai pastebėjau. Skirtumas yra didžiulis ir mažiau tos trašos reikia. Ir finansiškai mes kiek pinigėlių sutaupėm. Kasnikis dirba. Žvitrė akim galėsit įvertinti, kaip auga. Gylis, viskas gerai. Laukas dabar atrodytų gerai, jeigu nedrėgmė mums būtų šiek tiek sugadino vaizdą herbicidas. Sustarsavo augalas. Kas liečia pačią sėjalkas, tai sakyčiau 10 balų. Kalibravimas emocijos tai neužėmė tikrai daug laiko, pakankamai patogu ir prieiti. Apie kalibravimą tikrai geri atsiliepimai. Jūsų tik yra privalumas tame, kad sėklą galima iškrauti nerankiniu būdu. O ten sėklą reikia, jeigu jau kažkas sugedavo, tai galim tiesiog su kibarais iškabyti, likutį išleisti ir paskirti tazikus. O jūsų, kiek žinau, yra galimybė išpūsti visą sėklą. Šie stiprioji pusės. Iš neigiamos pusės kažkokių pastebėjimų, kur tobulėti turėtumėm? Problema buvo jūsų operatoriuje, kuris nesugebėjo teisingai nustatyti sėklos sėjimo normą. Ta kiekį, ką turėjau sėklos, turėjau užtekti tam visam laukui, čia yra 13,08 hektarą ir dar panašiai apie hektarą atlikti. O man pritrūka ir kas blogiausia, kad pargalinės irgi gavau sėti su ūkinė sėkla, viskas pataisoma. Ko nemokate, išmoksite. Taip, viskas. Su patirtis ateina su mokymus. Jo. Pajukausime apie technologinės žvėris. Galim. Pėsčiųjų taką, jo? Pėsčiųjų taką padarėm laukį. Operatoriaus klaida, kur iš ekologinio ūkio padarė kaip chemizuotą. Tų technologinių vėžių tikrai dabar matosi, kad yra.
kažkaip to Aquagros atvažiuos, tai reikės aiškintis. Kaip matom, jo, šitų technologinių vėžių laukose neturėjo būti. Padarėm savo klaidų, reikės atlikti namų darbus. O kaip pasirinktos technologinės vėžios, visi tarpueiliai, kurios nustatėme? Vienas ratas, antras ratas. Čia turėtų tose vietose būti neužsėta sėkla. O tai yra vėlgi bereikalingas sėklos išbėrimas. Pats matot. Va matot, šalia, atsisukit į tą pusę. Matot, viskas gerai. Technologinės matot, tokias jos turi būti visur. Sėjalka pati padaro tai, ką jai užduoda padaryti. Antras tokia problema, kurį pastebėjau, tai gal nevienodai gilio sėklos paguldymas į tą žemę. Nuo 3, kaip pastebėjau, centimetrų netgi vietomis iki 6. Gal sėjamoji dar kaip pirma diena sėjos, gal jinai nebuvo nustatyta, išstatyta tikslingai, bet pabaigoje kaip sėjom, tai viskas gerai, sutapo, sudygo gerai. Egidijau, esam po mėnesio laiko jau jūsų lauke, kur bandėme mūsų Bednaro mega sėjamąją. Matome rezultatus netokius, kokių tikėjomės, aišku. Mes pradžioje kaip ir sėjom žirnį, bet matom, kad dominuoja visai kitas augalas. Kas čia galėjo nutikti šitoje vietoje? Tie, kur sudygę žirniai, matosi, jie dideli, viskas tvarkoje yra, bet kad reikia suprasti tai, kad tai yra laukas ekologinis. Yra tų žolyčių, bet tiesiog tarp augalų visą laiką vyksta konkurencija. O kai nėra žirnių pakankamo tankumo, automatiškai tuščia vieta niekada nebūna. Tai paėmė viršų mūsų šaunuolis garstukas, kurio dabar čia visas laukas žydi. Bet, manau, vis tiek prikulsim kažką, tai nebus tas laukas labai žiauriai nuostolingas, bet dideliais pelnais tikrai nesidžiaugsime šiame lauke. Po to bandymo, kokius teigiamus ir kokius neigiamus dalykus galėtumėt pirmiausia pasakyti ir kur mes galėtumėm tobulėti? Mes tikrai per giliai nepasiėmė tų augalų, nes patys žiūrėjom, sėklos gilis normalus buvo. Didžiausias trūkumas galingas traktorius be dublių, oras padangose nesureguliuotas tikriausiai buvo. Bet gal tiesiog mes žemę per daug suspaudėme, per daug sunki sėjamoji, traktorius sunkus, gal lietus dar palijo, saulė pakaitino ir gavosi plutai. Sudygo, pavadinkim, pusę to, kas turėjo sudygti. Reikės aiškintis, prisikabinus dar kartą traktorių ir viską žiūrėti su skirtu žemės spaudimo aparatu. Irgi įdomu tokį testą pasidaryti. Pasižadam rudenį atvažiuoti, reabilituotis vietose, kuriuose nepavyko visko tinkamai atlikti. Tikiu sutikimo šitame lauke. Ačiū, atvažiuosim. Ačiū. Tikiuosi daugiau technologinių vėžių tokių nepadarysim. Jau namų darbų turit. Ir pačiam geriausiam pasitaiko suklysti, taip kad viskas atleidžiama. Kad ir tokias bėdas tai būtų. Rudenį, jeigu nesam išgąsdinę jau maksimaliai, tikiuosi, kad galėsime tą patį lauką atvažiuoti ir pakoregavę tam tikrus parametrus pabandyti pasėti žieminės kultūros. Su daug didesnė priežiūra bandysim dar kartą. Kadangi esam kaip antram ekologiniam ūkiui, kuriam sėjom, tai bent jau čia technologinių vėžių nepridarėm. Na jo, toj vietoj mechanizatorius tikriausiai atliko tinkamai darbą. Važiuojam plauti sėjamąją, apžiūrim, ar tikrai nieko nesulaužėm. Kabinam traktorių, įmam skutiką, ruošiam jį ir kitą savaitę vykstam į demo. Galėsim varyti rock'n'rollint. Rock'n'roll vyryčiai.